Sveiki, čia yra laida Civilinė sauga ir aš esu vedėjas Nežygimantas Neakimovas. Šios dienos laidoje mes aptarsim gaisrininkų, medikų ir policijos darbą, kaip jie veikia išvykus ekstremaliai situacijai. Ir kaip tai gavome iškvietimą, jog Kalvarijų gatvėje įvyko nelaimingas atsitikimas, į kurį to jos ir vyksime. Atvykome į įvykio vietą ir kaip tik jau matome yra susirinkę ugniagesiai ir dabar eisim jau kaip tik užkalbinti. Sveiki! Labadiena. Ką galėtumėte pasakyti apie šią tuometinę situaciją? Tai mato, dega ir gavom iškvietimą ir atvažiavome. O kaip galėtumėte pasakoti, kaip vyksta jūsų darbas? Tai paskambina mums greitojo pagalbos numeriu, mes susirenkame, policija pakeliui, aš pirmas atvažiavau, įsigesint dabar. O kaip šiaip jums nėra tokio kaip adrenalino poveikio, baimės jausmo, kad čia visgi darbas pavojingas jūsų gyvybei? Na, iš pradžių buvo, bet 10 metai savo daro, patirtis, visa kita. Aišku, tai ką, skubam tikriausiai į kitą įvykio vietą. Buvo malonu. Tai gerai. Sveiki, dabar reporteris būsiu aš operatorius, nes ne Žygimantas Neakimovas, mūsų laidos vedėjas, dabar yra tualete. Ir mes vykstame, jeigu gaisrininkai užgesino butą, kaip matome, butas labai netvarkingas, tai matosi, tai rodo, kad ir žmogaus elektra irgi netvarkingai suvesta. Žiūrim, ką čia turim. Butas nelabai sudegęs, matyt, nebuvo didelio gaisro. Tai matome, medikų darbas yra. Kaip sekasi, netrukdykim. Va taip ir būna žmonės, kai netvarkinga elektra nutrenkia. Galbūt gali kažką pakomentuoti, ponė. Imkit mikrofoną, pasilaikykit. Nu ką galiu pasakyti, atėjo gaisrininkai, užgesino gaisrą. Tada atėjau aš, bandžiau įgaivinti, bet kaip matome, nepavyko. Žmogus tiesiog nusitrenkė nuo aukštos įtampos ir nusinuodijo smalkėmis. Gaila. Na, mūsų laida einant į pabaigą, mes keliavome iš įvykio vietos ir tikėkime, kad kieme sutiksim pareigūnų ir galėsime apklausti jų tiesiog daromą darbą, jų nešamą naudą mums. O, galim šitos apklausti. Sveiki! Sveiki. Ką gali pakomentuoti apie šį įvykį? Tai pradėjom tyrimą ir klausinėm kaimynų. Ką galėtum pakomentuoti apie šį įvykį? Sveiki, esu policijos pareigūnas, atvykau į veiksmą vietą, apklausinėjami kaimynai, galimi liudininkai. Ar galima tamsiai jūs apklausti? Sveiki. Sveiki. Kas nutiko šiandien? Kazys nutrenkė elektrą. O gal yra žinoma kaip, ką jis darė, dėl ko? Man vakar naktį siuntė iš su kompiuteriu, buvo apie webkamą, toks yra įrenginys, kamerytą priekį būna. Tai iš dušo man, sako, žiūrėk, prikolas. Duše su kompiuteriu? Jo, esi miega, tokias ansamės darytas elektra. O ką jūs galėtum pakomentuoti? Tai buvo neatsargus, tiesiog. Ir kaip jūs žiūrite tokį žmonių? Man dar, atsiprašau, dar 100 litų skolai buvo. Atsiprašau? 100 litų man dar buvo skolai. O kaip man, ar žmonių toks elgesys yra labai toleruojamas ar ne? Patys kalti, kaip sakoma, nežinojimas net leidžia nuo atsakomybės. Atsiprašau, man valstybė grąžins pinigus ar ne? Su jumis buvo laida Civilinė sauga ir aš esu vedėjas Nežygimantas Neakimovas ir tikiuosi mes atsakėm į jums aktualius klausimus ir taip mes užbaigėm šios dienos laidą.